parduotuviai elektra ką tik dingo. Panašu, kad kažkur tikriausiai bus ant laidų užkrita kažkas. Nebloga audrelė visai. Labas rytas, draugučiai. Šiandien varom pasivažinėt. Šiandien gatvėse nėra jau tiek žmonių, dabar jau oficialiai kaip ir baigėsi naujieji metai teoriškai, nors dar kaip ir paskutinę dieną jie švenčia, bet jau žmonių, kurie su vandeniu taškytųsi, vos keli gatvė. Šitoj gatvėje prieš tai realiai neįmanoma buvo net pravažiuoti. Pasirinkom paskutinę dieną palikti Čiang Majų ir varyti Čiang Rajų. Realiai miestai labai panašių pavadinimų, bet kiek žinau, tai ten nėra verta daugiau laiko praleisti, dėl to pasiėmėm realiai tik vienai dienai mašiną. Pirma stotelė pasiimt kavos, žiauriai dar anksti mums šiaip, įpratom keltis apie 10-9 kažkur, o dabar dar tik po 8 kažkiek, po 8 gal 20, tai... Tai va, tokios tokelės, kad švenčia naujaką ir uždaryta. Šiaip daug vietų uždarytų yra per naujaką, tai kažkaip nenustebino, bet žiauriausia yra, kad kai žiūri per Google, visur rašo, kad atidaryta ir viskas okei, ir tada atvarai į vietą ir... Oh, what did you do? Spinach. Look at that deliciousness. Accidents will not happen if you're careless. Tie, kas supranta angliškai, tikriausiai supranta, kad sakinys biški nelogiškas yra accidents will not happen if you're careless. Accidents will happen if you're careless. Man labai patinka jų Google Translate skillsai visur, kaip jie išverčia viską, nes kartais tokių nesąmonių prisiskaitai. O šiaip tai mes atvarėm į šokį parką, kur yra vadinami Sticky Waterfalls. Kriokliai, kur teoriškai tu gali jais lipti, nes jie labai lipšnus yra. Bet nežinau, ką tai reiškia iš tiesų, pasižiūrėsim, nes nieko nesu girdėjęs apie juos, apart to, kad čia verta apsilankyti. Dabar fotkinam žuvytės. Do not use drones without permission violators. Will be fine. Čia pilna drugelių ir matomai jam visiškai nesvarbu, kur nusileidžia. Tiesiog sėdė ant nosis, va. Aš Disnėjaus princesė dabar. O? It's refreshingly cold. Where's it going? That was really deep. Lipsim dabar į krioklį. Per krioklį, kriokliu. Net nežinau, kaip tiksliai pavadint. Įdomu bus paliesti juos, nes turėtų būti labai lipšnus. Oh, it is very sticky. Wow. It's sticky. It is very... Ah, this feels like bouldering. Pirmas įspūdis. Labai lipšnus. Šiaip keista būt vandenyje, realiai neslys visiškai. Atrodo, kad būtų kaip švitrinis popierius, toks jausmas akmenų. Užlipau į viršų, pasidaryti selfiuką. Bandžiau viršų statyti, kodėl šitie kriokliai yra tokie lipšnus, tai nelabai supratau dėl ko, nes labai angliškai išversta yra klaidingai ir pusę žodžių neteisingai parašyti yra, bet padariau trumpą video, tai kas norit dabar kažkur čia įkelsiu, susistabdykit video, paskaitykit, gal suprasit, realiai tiesiog dėl kažkokių cheminių reakcijų su akmeniu kažkas. Puikiai atsimenu viską. Tai va, fainai pasibuvom kriokliuose, užskaitau šitą vietą, fainai ypač, kad nereikėjo mokėti, nes
dažniausiai Tailande tokiose vietose kažkiek visą laiką tenka susimokėti. Čia nemokamai, gal dėl to ir žmonių šiek tiek daugiau yra, bet šiaip verta. Jeigu kas nors bus į Čiangmajuje, tai nuo Čiangmajaus valandą laiko su mašina, galima su autobusu arba su taksi atvažiuoti irgi. Sakyčiau, kad visai verta. Sustojom vidury niekur pavalgyt. Man atrodo, kad šitoje vietoje jie nelabai moka angliškai, bet sužiūrėsim, pabandysim kažkaip išsiaiškinti, nes čia mes patys turim bando paaiškinti dabar kaip. Is that for one person? Should we do that? Yeah. Which one? Translate it. You should Google it. Okay. I don't think anyone understood anyone. No, we're not doing the hot pot. What are we doing? That's barbecue. Yeah, we're doing barbecue, I guess. I know, we are doing hot pot. I think it's 5. I think it's 5. Fainai, kad esam vietoje, kur visiškai absoliučiai angliškai nieko nekalba. Nes net ant tiek nekalba angliškai, kad tu paklausi vienam žmogui ar dviem, nesupranta absoliučiai, ką sakom. Tai įdomu bus, nes nelabai jie gali mums paaiškinti, kaip viskuo naudotis. Tai teks mums patiems išsiaiškinti. Su Google Translate pagalba išsiaiškinom, kad viskas vyksta taip, kad mes ateinam čia, išsirenkam savo maistą, nusinešam ir kepamės ten patys. O čia... I don't even know what this is. Oh, these smell rank. Krevetės pašvinkusiai smirda biški, bet nieko. Gal nenumirsim. Oh, shit, slippery. It's all contact lenses. 10 minutes? Why would you get the thing that takes the longest to cook? Mums turėjo parodyti, kaip naudotis visų šitų dalykų. Ir net kai parodė, mes vis tiek dar biški nesigaudantys. Nelabai suprantam, kokias mėsas valgom, nes mums tiesiog atnešė mėsą ir padėjo. Neįsivaizduoju, kas čia yra. How would you rate this place? What do you think? Can you ask me after a 24-hour period? Yeah, after 3 hours with our stomachs. 4.1. 4.1. Whoa. That's harsh. That's very harsh. Jesus. Come on, you have to go I'm giving him a sympathy 6. Sympathy 6 out of 5. We are going out of 5. Oh, 4.1. Oh. Oh, okay. Never mind then. Oh no! 4,1. My sweets are melted! Tiek karšta, kad... Kai pradėjom važiuoti, nepasižiūrėjom, kad kelias žiauriai vingiuotas. Tai jau kokią valandą tiesiog tokiu keliu per kalnus liko labai nedaug pavingiuot. Mūsų mašiniukas vos į kalną užtraukė. Sustojom biškį dabar prasitampyt kojas. Liko važiuot 2 valandos 10 minučių. 108 kilometrai. Čia bandysim važiuoti toliau negu Čiangrajus. Už jo nuvažiuoti, pasižiūrėti kelis punktus, nes yra pati šiauriausia Tailando vieta, kur mes norim nuvažiuoti. Tai tenais kažkas turėtų būti faino, neatsimenu, ką tiksliai mes esam pasižymėję. Ir tada vakarė grįšim į patį Čiangrajų ir tenais pabūsim ir rytoj varysim per Čiangrajų paeksplorinti ir tada varysim atgal. Tik tai subandysim jaučiu rasti kitą kelią, nes per čia grįžti biški. Per daug yra. Būčiau parodęs jums labai gražių vaizdų, bet Tailande dabar yra deginimo sezonas. Deginimo sezonas vadinasi todėl, kad fermeriai degina laukus išdžiūvusius, kad paruošt naujam sezonui viską. Ir kadangi labai karšta yra, tai daug kur išdžiūvę tenais irgi užsidega žolė ar kas nors. Ir nežinau, kiek matosi per kamerą, bet realiai nesimato niekur jokio vaizdo. Visur rūkas. Užuosti jo šiaip neina to rūko. Kiek žinau, bent jau prieš kelias savaitės tai buvo žiauru ant tiek, kad tu galėjai tiesiog visur, kur išeini, užuosti dūmus. O dabar jau biški šiek tiek yra primet ir ypač kai palyja, tai nusėda visas rūkas.
biškai prisišnekėjau, nes sakėm, kad ne audra, nes šiaip žiūrėjom, kad nebuvo jokios audros, nepranešė, o dabar važiuojam pro visiškai žiaurią audrą, ant kelio pilna medžių ir vėjas eina savo. Pradėjo taip lyt ledai žiauriai, kad turim paslėpti po degalinės stogo. Žaibuojama, nežinau ar matas net kamerai, bet žmonės bando kiek įmanoma pasislėpti. Už mūsų mašinų pilna irgi sustoja ir visi klykauja, be maikių stovi. Biškė primo lietus, tai nusprendėm važiuoti toliau, bet panašu, kad arba bus kažkur avarijos nutikusios, arba nukritę koks medis ant kelio, nes mano vieta iš viso rodo 6 km tiesiog raudona. Tai panašu, kad labai lėtai judėsim. Čia dar vienas medelis. Šiaip ant kelio daug šakų prikritę, daug lapų, bet kažkaip netrukdo man važiuoti. Tikiuosi, kad toliau mes galėsim lengviau pravažiuoti biškį. Nors panašu, kad dar žemėlapį rodo, kad stosim kažkiek vis tiek. Pravažiavom visus kamščius, kurie buvo, tai ten kamščiai buvo tiesiog visiškai iš niekur. Mašinos tiesiog labai lėtai važiavo, tai net nebuvo, kad ten kažkoks kelias uždarytas ar nukritęs medis ar kas nors. Atvažiavom dabar į Čiangrajų ir varom įsičekinti į hotelį ir varysim pavalgyti. Šiandien vakare tikriausiai labai daug neveiksim nieko, nes nelabai ir laiko turim. Dabar jau 6 valanda, tai šiandien ramiai, o tada rytoj ryte anksti keliamės ir varysim apžiūrinėti dalykus. Panašu, kad nors ir paskutinė diena, bet dar žmonės visai švenčia. Galvojom eit pavalgyti, bet dabar supratom, kad važiuosim pavalgyti, nes jau po 3 dienų non-stop būnant šlapiu jau nebesinori dabar jau sušlapti. Tuo labiau, kad čia nėra labai karšta. Bent jau, na aišku, mes dabar sėdim kondiškiai, tai... Bet jo, kažkaip kai pradėjo lyt, gan atšalo lauke stipriai. Nuo tada, kai paskutinį video filmavau, jaučiu praėjo pusę valandos ir mes nuvažiavom 200 metrų, nes ant tiek stovi visas eismas ir visi tiesiog taip taškos viens ant kitą ir ten buvo žaibas ką tik. Just going at each other. Mes biškį buvom pasilgę vakarietiško maisto. Sorry, biškį griaudė lauke, vis dar pas mus audra. Buvom pasilgę vakarietiško maisto, tai nusprendėm atvaryti į tokį visai neblogą restoranėlį, kur yra duonas su česnakėliu, neblogas visai ripsų šmotas ir šiaip visokių sąlygų. That was nice. Neblogai visai pavalgiam, sakyčiau. Buvom visi pasilgiau tokio maisto, tai manau, kad visiems suėjo. O dabar jau jaučiu varysim dar, nežinau, gal į naktinį marketą ir viskas, nes ryt bandysim anksti keltis labai. Tai nežinau, ar dar kažką filmuosiu, bet jeigu jo, tai dar įkelsiu, jeigu ne, tai